Kas 36 sekundės tik Jungtinėse valstijose nuo širdies ir kraujagyslių ligų miršta vienas žmogus. Daugiau nei 300 milijonų žmonių gyvena su šiuo tyliuoju žudiku. Ši ligų grupė slepiasi po 85% infarktų ir insultų atvejų. Dažniausiai pirmieji simptomai yra širdies ritmo sutrikimai. Juos galima nustatyti tik atlikus elektrokardiogramą. Bėda su aritmija – tai yra liga, kuri užeina priepuoliais. Diagnozuoti yra ypatingai svarbu. Jeigu mes jau žinome problemą, be abejo mes galime ją pagydyti. Nustatyti aritmijos priepuolį per vizitą pas gydytoją yra beveik neįmanoma. Todėl dažniausiai klinikos taiko Holterio monitoravimą. Tačiau šis metodas turi trūkumų. Pacientą galima stebėti vos 48 valandas. Tai yra per trumpai. Įrenginys yra nepatogus, nepritaikytas aktyviai judėti ir miegoti. Vadinasi, žmogui užsiemant įprastą veiklą nustatyti aritmiją neįmanoma misija. Čia mums iš tikrųjų labai padėtų Zaivo prietaisas. Mes galime stebėti paciento kardiogramą praktiškai nenutrūkstant savaitėmis, mėnesiais. Ir tuomet šansas aptikti aritmiją padidėja daug kartų ir paskirti reikiamą gydymą. Zaif EKG registratorius, jis yra skirtas stebėti ir rašyti elektrokardiogramą namuose arba gydymo įstaigoje, ko iš esmės negalima padaryti su jokiais kitais medicininiais prietaisais. Zaif yra elektrokardiogramas 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę fiksuojantis prietaisas, sertifikuotas Europos CE medicininių standartų. Zaif sudaro diržas, elektroninis įtaisas ir duomenis apdorojanti programinė įranga. Būtent dirbtinio intelekto algoritmai suranda širdies darbo sutrikimus ir nuokrypius nuo normos. Gydytojas paprastai paskiria tyrimą, to tyrimo dažniausiai reikia laukti. Turit įrenginį, jūs ateinat pas gydytoją, sakot, aš pasimatavau. Tai mūsų prietaisas yra unikalus tuo, kad galima atlikti ilgalaikį matavimą ir po to tų duomenų analizę ir pateikti gydytojui. Ir tai yra pats svarbiausias šaltinis, iš ko galima nustatyti diagnozę. Zaif prietaisą itin paprasta naudoti, tai reikia užsisekti. Diržas su 40 gramų sveriančiu prietaisu yra ergonomiškas, nevaržo judesių, patogus miegant ir svarbiausia, pritaikytas aktyviai veiklai. Mes sukūrėm prietaisą, kad jį užsidėjus po kokių 15 minučių pamirštum, kad jisai yra. Zaif be sustojimo veikia 4 paras, visiškai įkraunamas per valandą. Tad kol prausėtės duše, prietaisas vėl pasiruoš registruoti jūsų EKG. Yra mobili aplikacija, jis viską gali rasti savo mobiliam telefone. Tai yra užtikę kokį nors širdies veiklos sutrikimą, galime pranešti apie tai vartotojui. Sinchronizuoti galima su visais išmaniaisiais įrenginiais. Zaif aparatas leidžia atskirti pavojingas būklės nuo netokių pavojingų būklių. Zaif ne tik registruoja aritmijos priepuolius, praneša apie juos pacientui, bet ir analizuoja absoliučiai visus duomenis. Taigi šis prietaisas nuima milžinišką krūvį nuo gydytojų pečių. Mūsų prietaisas buvo kuriamas ir gydytojui, kad gydytojams būtų patogu naudotis. Internetinė aplikacija, kur gydytojas prisijungęs su jam priskirtais pacientais, gali pasižiūrėti, gali įvairiais pjūviais tą analizę užsisakyti. Zaif prietaiso pagalba diagnozę dažniausiai galim nustatyti patikimai ir teisingai. Ilgalaikis EKG monitoravimas ne tik nuramina pacientą, bet padeda nuolat jausti gydytoją šalia. Įsigydami Zaif prietaisą pacientai įsigyja ryšį su gydytoju ir tam tikrą saugumo jausmą. Dar viena situacija, kur Zaivo prietaisas būtų labai naudingas, tai yra gydymo sekimas, gydymo efekto vertinimas. Zaif prietaiso kūrėjai įsitikinę, kad ateityje vartotojams kelis kartus per metus atliekant matavimus ir remiantis 5 metų duomenų analizę būtų galima prognozuoti labai ankstyvos stadijos širdies sutrikimus, kurie jokiais kitais metodais neaptinkami. Ilgalaikė širdies ritmo stebėsena padėtų išvengti staigios mirties. Prevencija yra geriau negu intervencija. Ir pirmiausia, mes kalbame apie ligas, kuriams galime užkirsti kelią. Žmonių, kuriems yra 50 ir daugiau metų, serga hipertenzija, tiems pacientams rekomenduojama sekti dėl aritmijų, dėl prieširdžių virpėjimo. Zaif naudingas ne tik vartotojui, gydytojui, bet ir klinikoms. Gydymo įstaigos labai yra susidomėjusios to prietaisu. Mūsų kūriamas verslo modelis remtųsi keletų aspektų. Tai vienas aspektas tai yra tiesiogiai prietaiso kaina ir diagnostikos
į kainą ar sujungta į paslaugą, tai būtų bendradarbiavimas su gydymo įstaigom, diagnostikai, surinkti duomenis, perduoti atgal gydytojui. Kitas modelis, žmogus, sakykime, nemano, kad jisai turi problemų, bet nori monitoruotis, rinkti duomenis. Sveiko senėjimo tendencija visame pasaulyje indikuoja, kad ateityje vis aktyviau bus judama prevencinės medicinos link ir kuriama vis daugiau prietaisų panašių į ZAIF. ZAIF susikūrė prieš 5 metus ir pradėjom kurti nedidelį, patogų, namuose naudojamą kardiografą. Įmonės sritis medicinos priemonių ir medicinos įrenginių gamyba ir tų įrenginių tikslas yra atnešti mediciną į namus pas paprastą žmogų. Mes turime kurti kuo daugiau diagnostikos prietaisų ir leisti žmogui gyventi pilnavertį gyvenimą iki gilios senatvės. Jeigu vargina padidėjęs kraujospūdis, verta įsigyti šį įrenginį. Vos 500 eurų kainuojantis ZAIF prietaisas gali išgelbėti gyvybę jums ir jūsų artimiesiems. Ko dažnai pasigendu iš kitų prietaisų, tokių kaip laikrodžiai ir kortelės. Ne tik prasta įrašo kokybė, tačiau mes turime vieną derivaciją. Tikrai pritrūkstame patikimumo. ZAIVO prietaisas yra gerokai visą galvą pranašesnis. Pasitikiu ZAIVO prietaisu. Leidžia patikimai diagnozuoti aritmijas. Tai yra prietaisas jau žmonėm, kuriem yra jau diagnozuotos širdies ir kraujagyslių ligos ir jų intensyviam monitoringui. Kaip žmonė išmoko valytis dantis, taip turėtų išmokti sekti savo pagrindinių kūno funkcijų parametrus ir nelaukti, kol tos problemos nuves į gydymo įstaigą. Pirkdami ZAIF perkate savo ir artimųjų ramybę. Netapkite liūdnos statistikos skaičiumi.